pedal trauka. Ir čia yra daug variantų, kaip daryti, kurios raumenis pajungti. Aš asmeniškai darau du pagrindinius variantus. Ne? Tai yra vieną dalyką darau, jeigu noriu labiau plačių raumenų, tai yra plotą ir nugaros. Ne? Tada iš esmės traukiam žastą tikrais. Ne? Esmė žastą traukimą, alkūnės privedimas. Aš neakcentuoju suvedimo minčių. Ne, tai tik pritraukiu. Ir kitas dalykas, jeigu aš noriu rombinius labiau, ne, tai yra, kad jie gumbai būtų, tada jau traukiu aukščiau. Galiu šiek tiek daugiau atsilošti, bet esmė yra minčių. Tai yra retrakcija ir protrakcija. Ne, tai arba paprastai šnekant, išvesti mintis ir suvesti. Tai yra tada aš rombinius treniruojama. Ne, tai yra pasiemu ir labiau link krūtinės traukiu. Ir suvedam. Ištempiam, suvedam. Ištempiam, suvedam. Ne? Tai po tuo variantu, taip galima arba mes raumenis plačiuosius jungt, galim rombinius. Svarbiausia, ko nedaryti, yra, per daug neatsilaužti, nes labai dažnas daro, va taip atsilošinėja, ne? Ir va čia traukia. Tai čia mes realiai trapeciją jau treniruojam, moterim iš viso dalyko nereikia. Vyram, jeigu žino, kam tai daro, iš dalies galima, bet tas visas, kai mes atsilošinėjam, realiai mes nuimam svorį. Tai yra, su nugaros apačia ištraukiam, sutikiam inerciją, ne, ir tas svoris visas skrenda, jis paskui laisvas. Čia yra niekas. Jeigu treniruojam raumenį, tai daro visą kontroliuotai, ne. Ištempiam, sutrumpinam. Ištempiam kontroliuotai, sutrumpinam. Ir ištempiam neriesdamiesi, ne, mums nesuspės reikia, bet atiduoti mintis į priekį, pečius. Ir tada pritraukiam. Atiduodam, pritraukiam. Ne? Tokie variantai. Vėlgi šiandien. Čia nėra blogo varianto. Visi jie veikia, tiesiog reikia, kai darot, suprast, ką daro, dėl ko daro.